Sveiki, su jumis HD Media LT ir šiandieną mes kalbėsime apie Dune HD kompaniją. Dune HD kompanija šiuo metu išgyvena ne pačius lengviausius laikus. Na, viskas, kas prisidėtas ir baigėsi. Tai norėčiau pakalbėti dabar apie Dune HD kompanijos patį naujausią produktą Dune HD Solo Lite. Taigi, Lite modelis iš tikrųjų tai yra supaprastinta Dune HD Solo 4K versija. Kodėl jinai supaprastinta? Todėl, kad pardavimai pasaulyje, kas liečia Dune HD Solo 4K grotuvą, labai prasti. Lietuvoje mes pardavėme apie 12 vienetų nuo pat pardavimo pradžios. Tai yra nerealų skaičiai, tai yra antiek maži skaičiai, antiek šito grotuvo niekam nereikia. Ir, tiesiog Dune HD kompanija nutarė išleisti naują grotuvą, Dune HD Solo Lite, tai yra supaprastinta versija. Taigi, Dune HD Solo Lite. Kas tai per grotuvas? Tai yra grotuvas, galima sakyti, jis apkarpytas. Visų pirma, šitame grotuve nebus galimybės integruoti kietojo disko, nors mes patys žinom, kad Dune HD Solo 4K grotuve, jis tiesiog buvo, ta integracija kieto disko buvo atlikta labai prastai. Tai yra, diskas turėjo būti 5 arba 7 mm storio, tai specifiniai jau diskai. Ir kadangi tai buvo pakankamai specifinis diskas, tai automatiškai jis ir kainuodavo brangiau. Tai yra, arba reikėjo ieškoti to disko plonesnio, arba dėti SSD diskus. Bet SSD diskai į media centrą, atsiprašau, bet tai yra visiškai nereikalingas dalykas. Taigi, Dune HD Solo 4K Lite, nežinau dabar ar 4K, tiesiog galbūt Dune HD Solo Lite. Dune HD Solo Lite neturės galimybės integruoti kietojo disko, taip pat atsisakyta ir DVB-T, DVB-C ir DVB-S imtuvų. Taip pat, manau, tai yra visiškai nereikalingas daiktas, kaip visiškai nereikalingas daiktas, bet už tai yra imami pinigai, o pasinaudojimo galimybės yra gan prastos, nežinau kaip kitur, bet Lietuvoje mes patys pastebėjom, kad gan prastai štai žmonės nelabai tuo domisi. Visi televizoriai kaip jau ir turi tuos DVB-T, DVB-C ar DVB-S imtuvus, tai media centre integruoti imtuvą, manau, buvo vienas iš prastesnių sprendimų, kas liečia Dune HD Solo 4K grotuvą. Tai reiškia prastinam, nėra pas mus galimybės integruoti kieto disko, nebėra galimybės naudotis DVB-T, DVB-C ir DVB-S imtuvais ir turbūt nebus galimybės naudotis Blu-ray pilnu meniu. Kol kas aš tiksliai nežinau, ar tikrai tai bus, kad Blu-ray nebus galima žiūrėti. Tai yra Dune HD Solo 4K, taip ir liks tasai grotuvas flagmanas, kuris Blu-ray diskų tuos imidžus, tai savo failus nuskaitys su pilnu Blu-ray meniu, o Dune HD Solo Lite grotuvas tai jau bus toksai apkarpytas ir taip pat turbūt pilno Blu-ray meniu nebeturės. Ir savame aišku, kaina kris per pusę. Kaina, kiek aš atsimenu, nenoriu meluot, kainuos galbūt apie 170 eurų. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet kaina kažkur bus tokia. Galbūt didesnė, galbūt mažesnė, bet kaina jau kalbama apie 170 eurų, gal 180 eurų, bet jinai nesieks 200 eurų. Primenu, kad, Dune HD Solo 4K kainuoja apie 350 eurų, tai yra pakankamai daug, o netgi priekybos pradžioje kaina buvo pas mus iškilusi iki 370 eurų, bet kai Dune pamatė, kai absoliučiai yra, pardavimai yra nuliniai, o kaip jau minėjau, visgi pardavimai iš tikrųjų yra nuliniai. Toksai ir sprendimas, taip kad lauksim dabar Dune HD Solo Lite, tai yra to apkarpyto varianto, nežinau, ar jis bus perkamas ar ne. Ir aš asmeniškai manau, kad Dune HD padarė pakankamai didelę klaidą.
grotuvą išleisdama, kuris nelabai atitinka dabartinių reikalavimų, kaip ir, nėra HDMI 2.0 versijos, aišku, aš neįsivaizduoju, kam ją naudoti, bet, visi jie turi. Realiai esmė yra tame, kad Dune HD Solo 4K ir Dune HD Solo Lite kaip ir, rodys toliau 4K raiškos vaizdo failus 30 Hz skleitinės dažniu. Kai kiti grotuvai tiesiog jau, dabar, ne tai, kad dabar, jau prieš pusę metų ir netgi vėliau jau rodė 4K raiškos vaizdus 60 Hz skleitinės dažniu. Aš jau nekalbu apie 10 bitų spalvų paletę ir taip toliau. Žiūrėsime, kaip seksis Dune HD Solo Lite grotuvui Lietuvoje, bet manau, kad bus panaši situacija. Galbūt išgelbės tai, kad kaina. Galbūt išgelbės kaina. O gal ir ne. Sėkmės iki kito karto, iki kitų filmukų. Tikiuosi, jums patiko tą, ką aš jums papasakojau.